Labas, čia vėl aš ir pratęsime standartizuotus testus su uždaviniais nuo 14 iki 20 šiame video. Taigi, ką mes čia turime? Mes turime grafiką, kuris rodo atstumą ir keliautojo kelią. Turisto atstumą nuo namų ir priklausomai nuo laiko. Reiškia, mes turime pačioje grafiko laiką, kelionės laikas, kiek praėjo laiko ir kokią atstumą nuo namų jisai nuėjo. Mes matome, kad jeigu atstumas kyla, jisai eina nuo namų, atstumas nesikeičia, turbūt yra sustojęs vienoje vietoje ir niekur nejuda, ir tada eina atgal, ar ne? Matom su laiku. Tai jeigu būtų klausimas, kiek kilometrų jis nuėjo per pirmas 2 valandas, mes pažiūrime, čia yra 2 valandos, tai jis po 2 valandų nuo namų buvo nuėjęs 8 kilometrus. Mes tiesiog pažiūrime, kur yra ties ta x ašimi 2 valandų, kiek jis bus nuėjęs. Taigi per 2 valandas bus nuėjęs 8 kilometrus, nuostabu, tai yra mūsų atsakymas, mes jį pasižymime ir judam toliau. Vėlgi tas pats grafikas, puikus grafikas, ir klausimas, kiek jis iš viso nuėjo kilometrų per pirmas 8 valandas. Ir čia yra smagus klausimas, man patinka šitas smagus klausimas per 8 valandas, tai mes tik žiūrime, kiek jisai nuėjo. 8 valandos, matot, yra čionais. 8 valandos ir mes žiūrime jo visą nueitą kelią. Gerai? Tai reiškia, jis iš pradžių eina į priekį. Jis į priekį eina ir pakyla iki 11. Tai didžiausias atstumas yra 11 km. Jis tiek nueina iš viso 11 km. Šaunuolis. 11 km per 3 valandas. Puiku. Ir tada žiūrime, jis niekur neina, 4 valandas šaunuolis. Ir tada dar per valandą nueina vėl 3 km. 3 km sumažėja. Tai mes iš viso yra pakėlimas iš pradžių 11 pakyla, po to 3 nusileidžia. Tai jis nuėjo per 1 valandas ne 11 minus 3 nesumažėjo, bet iš viso koks buvo pokytis. Tai buvo 11 ir dar 3. Tai iš viso nuėjo 14 km, nes tiek jisai nuėjo. 11 ir 3, 14. Nuostabu. Galim, klaidos nepadarėme, gerai. Galim dėti toliau. Kitas klausimas. Man patinka šitas klausimas, aš netgi jį pasiruošiau spręsti čionais su rašikliu ir patraukiau mano čionais žemyn veidą, jo čia nereikės tikriausiai. Gerai, taigi, mes turime vyšnes ir ieškome svorio ir aš noriu tikriausiai spręsti labiausiai proporcijų būdu, aš čia mėgstu proporcijas, nežinau, ar jūs mėgstat proporcijas, aš proporciškai labiausiai proporcijas mėgstu, taigi, rekomenduoju, vienas iš būdų spręsti proporcijų būdu, mes galim prilyginti. Jeigu iš 100 kg vyšnių išeina 15 kg džiovintų, gerai, tai klausimas, kiek iš 120 kg gausime džiovintų vyšnių. Tai mes ieškom šito klausimo, kiek bus džiovintų iš 100 kg. Aš mėgstu proporcijas, mėgstu drugelio principą, mes įstrižai sujungiame, ir gausime, kad mūsų x atsakymas yra lygu 120 kart 15 dalinti iš 100. Mes, aišku, nes galim viską supaprastinti, nes esam puikus matematikai. Taigi 0 išsipaprastina, tada iš 10 daliname, tai iš 5 daliname čia ir čia gaus čionais. Iš 5 gausim 3, čia gausim 2. Na ir galų gale iš 2 padaliname 12 ir 2, čia gausim 6, čia gausim 1, taigi mūsų atsakymas bus 18 kg. Tai vienas iš būdų. Kitas variantas, jūs galite paskaičiuoti, kiek išeina iš 10 kg, tarkime, vyšnių. Jūs galite, jeigu norite, jūs galite taip paskaičiuoti, jeigu iš 100 kg 15 išeina, tai mes padaliname, kad iš 10 kg. Galim taip padalinti. Galite 15 kg padalinti iš 100 ir padauginti iš 120. Irgi puikus metodas. Mes ieškome, kiek iš 120 kg. Tai mes padaliname iš 100, kad gautume 1 kg, kiek išeina. Ir tada iš 120, nes turim naują svorį. Irgi gausime 18. Daug puikių būdų, kuris jums yra patogiausias. Taip pat galite tiesiog pamatyti, kad čia yra 2 procentų daugiau ekstra. Tai mes galim 15 dauginti iš 1,2, nes 20 procentų daugiau ir gauti irgi 18. Tai yra daug būdų, daug sprendimų gauti 18 kg.
šitam puikiam skaičiui. Gerai, judam toliau, tai mūsų atsakymas bus 18. Einam prie kito klausimo. Kokią skaičių rašyti langelio vietoje? Čia raidinių reiškinių tema, gana paprastas konceptas, manau, kad tikrai išgyvensite šitais raidiniais reiškiniais. Tai va, jeigu m yra 9, tai mes turim 138 minus 9 yra 129, logiška. Tai klausimas, koks skaičius turėtų būti vietoje m, kad mes gautume 119. Mes matom, kad atsakymas yra, galite tiesiog daryti lygti, galite parašyti 138 minus m yra lygu 119, galite persikelti, gausim, kad m yra lygu 138 minus 119, arba tiesiog galim pamatyti, kad mūsų atsakymas sumažėjo tiesiog 10. Tai mes turim tiesiog m padidinti 10 iki 19. Ir galim patikrinti, 19 plus 119 bus 138. Va. Ar aš per greitai kalbu? Tokį žinokite čatą, jeigu per greitai kalbu, parašykite žinutę, ar aš pasitengsiu kalbėti lėčiau kitose video, tiesiog noriu suspėti. Gerai. Pertvarkymas. Pertvarkymas. Žmonės mėgsta pertvarkymą visų reiškinių. Tai ką mes čia galim padaryti? Mes galim pažiūrėti, kada panašiai nariai susitraukia. Tiesiog panašiai nariai. Ne? Tai reiškia tas pats x laipsnis su tuo pačiu x laipsniu ir tie skaičiai, kur nėra x, irgi susitraukia kartu. Tai galim patikrinti pirmą. Pirmas yra tikrai neteisingas. Kodėl pirmas yra tikrai neteisingas? Nes mes matom x kvadratu ir 5x, skirtingi x laipsniai, jie negali susitraukti į 17x kvadratu. Skirtingi laipsniai. Toliau. Antras, mes matom 12x ir 16x. Tie patys x laipsniai, 12 plus 16, mes galim sudėti, nes tas pats x laipsnis, tai 12x ir 16x bus 28x ir minus 2. Tikrai teisingas atsakymas, taigi antras atsakymas yra teisingas, galim jo džiaugtis, galim patikrinti, kodėl kiti nėra blogi, nėra geri. Taigi, x plus x negali būti x trečiuoju, nes turėtume dauginti x-us, mūsų atsakymas būtų 3x, o ne x trečiuoju čia nais. Ir paskutinėme mes turime 14x plus 10 minus 2x. Ir mes vėlgi turim klaidą, nes 14x minus 2x nebus 16. Mes turime atimti, būtų 12x. Dėl to atsakymas bus neteisingas. Gerai, įdom toliau. Ir šitas smagus klausimas, 19. Vėl turim grafiką, panašiai kaip su tuo einančiu žmogumi. Ir man šitas klausimas atrodo pakankamai smagus. Taigi, mes matome, kad dažų kiekis ir nudažytas paviršius yra tiesiogiai proporcingi. Tiesiogiai proporcingi dydžiai šiuo atveju. Jau kam nors bus aktualu, bet mums nereikia žinoti šitos temos, nesijaudinkite. Mes galim tiesiog patikrinti, atsakyti, stebėdami grafiką, koks yra pokytis. Tai klausimas, kiek litrų dažų liko kibire, kai buvo nudažyta 90 kvadratinių metrų sienų. Mes matom, kad dažų kiekis jisai mažėja, o sienos nudažytos daugėja, taip ir turėtų būti su dažais. Ir kai mums liks, kai bus nudažyta 90 kvadratinių metrų bus nudažyta, mums liks dažų dėžė kibire 4 litrai. Ir viskas. Mes tik žiūrime, kur, 90 ir čia nais 4. Tai atsakymas bus tiesiog 4 litrai. Visai atrodo paprasta. Važiuojam, turiu 20 klausimas, tas pats paveikslėlis, ta pati iliustracija, labai gerai, nes reiškia, mes šitą jau iliustraciją pažįstame, jinai mūsų jau sutaupom laiką. Jeigu turim tą pačią iliustraciją 2 klausimams, mums jau nereikia naujos informacijos mokintis. Labai gerai, labai džiaugitės. Galbūt bus kartais sunkesni klausimai, bet mes jau staupysim laiko. Ir ką mes čia darome? Kiek litrų dažų šeimininkas sunaudojo 60 kvadratinių metrų sienų nudažyti? Nuostabu. Tai mes galime pasižiūrėti, kad, kai nudažė 60 kvadratinių metrų, kiek sumažėjo dažų kiekis? Tai sumažėjo nuo 10 iki 6. Mes galim atlikti veiksmą, kad, kiek sumažėjo, tai 10 minus 6 irgi sumažėjo 4 litrais. Ir tai bus mūsų atsakymas. Tai va, tai čia buvo nuo 14 iki 20 uždavinio ir mes čia stabdom video, galite paspausti ant nuorodų, kurios čia bus, va čia turbūt, ir žiūrėti kitą dalį. Tai ačiū tau, sėkmės, nepasiduok. Standardizuotas testas nebus toks baisus, kaip galbūt tu galvojai. Iki.